Labas vakaras, šiandien Raudondvario stadionas vėl laukia jūsų dėmesio ir jame vyksta atkeltos, atidėtos 24 turo rungtynės, kuriuose susitinka Kauno rajono Hegelman ir Vilniaus rajono Transinvest. Pastingė Bareikai, šis gražiai prasimetė kamuolį ir atliko perdavimą Tiuikui, šis vienu lietimu. Vareika, baudos aikštelės prieigose, Vareika ir čia smūgis, kurį atremia kažkokiu būdu Čupičius, bet galų gale kamuolys vis tiek suspurda Transinvest vartų tinkle. Domantas Antanavičius. Ir tai yra geriausias Domanto Antanavičiaus karjeros sezonas. Jeigu mes kalbėtume apie įvarčius ir rezultatus. Leo Ribeiro prie kamuolio, jo perdavimas ir Kadero bandymas smūgiuoti į vartus. Čia Čupičius. Pasižiūrėkime čia, Kader buvo paleidęs Žanas Flisas. Točkūnas klaidina oponentas, Točkūno smūgis, kairė koja, bet Arijus Bražinskas tą smūgį sugeba atremti ir vėliau, nors ir slystelėjo akimirką kamuolys. Klaudijus Supstas į baudos aikštelę, Kaderas su Tiuiku ir čia galimybė smūgiui. 2-0. Leo Ribeiro muša dar vieną įvartį. Dar kartą pasižiūrėkime čia, kaip Tiuikas numetė kamuolį krūtine, įsirašys rezultatyvų perdavimą jis. Misakis Sato. Pasijungė į ataką ir Deividas Malžinskas, čia jo smūgis ir visai šalia Virpsto. Vykęs epizodas. Misakis Sato gerai prasimeta kamuolį, Sato smūgis ir Arijus Bražinskas dabar jau reaguoja, na, kokį reidą surengė čia Misakis Sato. Sugeba įveikti varžovus. Čia pats Kingė jau atakos smaigalyje. Kingė, jo smūgis ir, na, tai yra fantastika. Tai yra vidurio gynėjas 3-0. Styvas Kingė muša įvartį ir vis dar kartelį. Čia Kaderas kamuolį atrodo aikštėje išsaugojo. O vėliau jau Kingė ataką užbaigia, kai Kojičius, jo smūgis į skersinį. Ojojoj, kokia trajektorija. Pabandė pakovoti, prieš tai su Artūru Žulpa to padaryti sėkmingai nesigavo. Oi, kokia klaida, Envoga ir čia kamuolys spurda vartų tinkle. Henry Envoga švelnina atsilikimą. Ir dar vienas taisyklių pažeidimas, dabar jau ir geltona kortelė Povilui Kiselevskiui. Artiomas Četras jį kelia į baudos aikštelę, čia smūgis ir įvartis Lukas Jonaitis. Štai taip, 18-metis Hegelman puolėjas išnaudoja savo šansą, išnaudoja tą pasitikėjimą, kurį jam suteikė Andrius Kerla ir pasinaudoja visą tą energiją, kurią jam suteikė tribūnose esantys žmonės. Ten ir Klaudijus gynybinis epizodas ir puikus smūgis, kuriuo Lukas Jonaitis įtvirtina Hegelman pergalę. Jau aidi finalinis arbitrų švilpukas. 4-1. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Dar viena puiki Hegelman pergalė.